Labai mažai žmonių žino, kad ekonomika kaip disciplina gimė klausyklų tyloje. Vėlyvaisiais viduramžiais, laisvai pažadinus ekonominį gyvenimą, žmonės pradėjo gaminti ir prekiauti savarankiškai. Tačiau naujos galimybės atnešė ir netikrumą. Kas yra teisinga kaina? Teisingas atlyginimas, sąžininga sutartis. Ar sąžininga gauti pelno? Ieškodami atsakymų, žmonės kreipėsi į savo nuodėmklausius, kurie tapo moraliniais ekonominio gyvenimo aiškintojais. Būtent Salamankos mokyklos dominikonai, o vėliau ir jėzuitai, pirmieji suformulavo sisteminius atsakymus į šias dilemas. Šie vėlyvieji skolastikai savo samprotavimus grindė šventuoju Tomo Akviniečiu ir išplėtė jo mokymus į savo amžiaus komercinės realijas. Pavyzdžiui, teisingos kainos klausimu jie pareiškė, kad teisinga kaina yra kaina, dėl kurios susitarė dvi šalys laisvai apsikeičiančios. Lemiamas veiksnys buvo ne išteklių kaina ar darbo jėgos kiekis, o laisva valia ir abipusis abiejų šalių sutikimas. Taigi, Salamankos teologai padėjo pamatus tam, kas vėliau tapo ekonomikos mokslu. Tačiau laikui bėgant ekonomika atsiskyrė nuo teologijos ir šiandien atrodo, kad ši didžiulė mūsų gyvenimo sritis, kurioje mes gaminame, bendradarbiaujame ir keičiamės, yra visiškai nepriklausoma nuo Dievo viešpatavimo. O kai girdime Dievo gailestingumą ekonomikos srityje, esame linkę galvoti apie dalijimąsi, išmaldą ir dosnumą vargšams. Šis sritis yra gerai aprašyta. Tačiau ekonominių mainų santykis per se, kuriame mes visi esame įsitraukę 90% savo žemiškojo gyvenimo, retai patraukia dėmesį. Ir kadangi manęs buvo paprašyta ištirti Dievo gailestingumo vaidmenį žemiškiausioje sferoje, sutelkime dėmesį į ekonominius mainus, kurie dalyvauja mūsų gyvenime, ir paklauskime, ar ši profaniška asmeninės naudos sfera gali būti sritis, kurioje tyliai atsiskleidžia Dievo gailestingumas. Taigi sekime Dievo gailestingumo keliu ir, kaip sesuo Faustina matė du spindulius, sklindančius iš Jėzaus širdies, uždengiančius mūsų koplyčią ir medicinos punktą, tada visą miestą ir pasklido po visą pasaulį. Po visą pasaulį. Taigi, kas yra ekonominiai mainai? Visų pirma, tai ne tik ekonominis dalykas, tai santykiai. Ir tai vyksta tarp asmenų. O pagal tradiciją pirmieji mainai įvyko tarp ūkininko ir piemens. Tai veiksmas, kai žmonės su skirtingais talentais, poreikiais ir pageidavimais susitinka ir sutinka iškeisti tai, ką turi, į tai, ko jiems reikia daugiau. O kad geriau suprastume mainus, pereikime prie principo, kuris jau buvo paminėtas įžangoje – stokos principo, kuris yra pagrindas, dėl kurio žmonės mąsto ir veikia ekonomiškai. Man buvo taip smalsu sužinoti daugiau apie šį principą, kad prieš 10-metį pakviečiau įvairių disciplinų, įskaitant teologiją, mokslininkus, ištirti, ką žmonija žino apie neužbaigtumo, netobulumo ir nepakankamumo principą. Ir mes sužinojome, kad jis yra toks pat elementarus kaip forma ir materija. Šis principas dar ne labai gerai aprašytas pirmuosiuose pradžios knygos puslapiuose, kai Dievas sukuria visatą ir viską, kas ateis po akimirkos. O ta akimirka jų dar nėra čia. Dar ne. Prisiminkite, žolės čia nebuvo, nes nebuvo lietaus ir taip toliau. Taigi mes sužinojome, kad šis principas yra toks esminis ir kiekvienas iš mūsų patiriame savo gyvenime stygių, kaip pragyvenimo poreikį, kaip žinių troškulį,
grožio ir meilės troškimą. Ir gera naujiena yra ta, kad ne tik mums stinga, bet ir Dievo sukurtam pasauliui stinga tobulumo. Jam stinga išbaigtumo. Ir tik todėl Dievas gali pasakyti žmonėms pradžios knygoje: būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Ir mes galime būti žemės vikarais tik todėl, kad žemė dar nėra užbaigta. Todėl mes galime prisidėti savo kūrybiškumu, bendradarbiavimu. Ir tai darydami, mes patys save išbaigiame. Be kantrybės, be pastangų negalėtume tapti ir savimi. Taigi, grįžtant prie ekonomikos srities, mes supratome, kad išteklių ir laiko stoka ekonomikoje yra tik šio universaliausio principo atspindys. Todėl stoka negali būti panaikinta, o visi mūsų žmogiškieji veiksmai yra atsakas į stoką, taip pat ir mainai. Mainais mes randame žmogų, kuris turi kažką, ko mums reikia, ir mainais siūlome savo triūso vaisius. Ir todėl, kad visi esame skirtingi, ir tai tikrai graži įžvalga, tik todėl, kad visi esame skirtingi, vyksta abipusiškumas tarp žmonių. Jei visi būtume vienodi, jei turėtume tas pačias dovanas, tuos pačius poreikius, tuos pačius pageidavimus, nebūtų kuo keistis. Todėl ši žmonių įvairovė yra tarsi žaliava, kuri mus suartina ir leidžia bendradarbiauti ir mainytis. Ir kaip minėjau, pirmuosius mainus tarp piemens ir ūkininko, patys pirmieji mainai buvo natūralūs. Žmonės iškeitė pieną į įrankius ar vilną į grūdus, o paskui atsiradus pinigams, pinigai leido žmonijai sutaupyti daugybę laiko ir pastangų, nes mes galėjome prekiauti iš tikrųjų su bet kuo. Mums nereikėjo rasti žmogaus, kuris turėtų kažką, ko man reikia. Beje, laikas yra labiausiai vienijanti ir labiausiai paplitusi stokos forma. Ir mums visiems trūksta laiko. Todėl taip lengva paaiškinti, kad stoka nėra panaikinama. Nes mes visada išgyvename šią įtampą tarp savo tikslų, savo pašaukimo. Ir žinote, kad laiko trūksta. Jis visada yra trumpas. Ir mūsų gebėjimai visada turi būti ugdomi kaip atsakas į pašaukimą. Ir beje, mes galime atsiliepti į pašaukimą, nes yra darbo pasidalymas. O darbo pasidalymas taip pat yra tam tikri mainai bendresne prasme. Jis leidžia mums atsiliepti į savo pašaukimą, o ne viską daryti, negaminti batus ir stogą virš namo, bet susikaupti, sutelkti dėmesį į tai, kas iš tikrųjų yra mūsų pašaukimas, kas iš tikrųjų yra mūsų interesas. Taigi daug gražių dalykų apima šis labai paprastas ekonominis reiškinys. Taigi stoka nėra atsitiktinumas. Tai sudedamoji žmogaus gyvenimo dalis. Ji verčia mus veikti, įsivaizduoti tinkamesnę ir geresnę padėtį ir ją įgyvendinti. O Ludwig von Mises, garsus 20 amžiaus ekonomistas, apibūdina stoką ne tik kaip ekonominę sąlygą, bet ir kaip kiekvieno tikslingo veiksmo impulsą. Veikiantis žmogus, rašė jis, nori pakeisti jo netenkinančią padėtį į geresnę. Nerimas, nepatogumas veikia mus kaip trigeris. Ir
mes ieškome galimybių pagerinti situaciją ir pasiekti tam tikrą pagerėjimą. Ir nors ekonominiai mainai leido žmonijai pasirūpinti pragyvenimu, turėti tos grūdus, pieną ir vilną daug lengviau nei be jų, tai buvo apgaubta mitų, kurie stigmatizavo mainus. Ir todėl daugelis žmonių tiki, kad mainai yra nulinės sumos žaidimas, o tai reiškia, kad jei viena mainų šalis laimi, kita šalis būtinai turi pralaimėti. Ir mainais nesukuriama jokia nauja vertė. Ir jei tai yra kaip žaidimas, kova, tai reiškia, kad mes esame atleisti nuo poreikio elgtis moraliai. Žinote, todėl tai yra gana pavojinga klaida, nes ji atleidžia nuo poreikio ieškoti moralaus elgesio kiekvienuose mainuose. Taigi leiskite man ištirti tuos mitus ir pamatyti, ar jie yra teisingi ar ne. Ir kadangi mes jau pradėjome nuo žmonių įvairovės, prisiminkime teisingą vėlyvųjų skolastikų kainą. Teisinga kaina yra kaina, dėl kurios susitarė dvi laisvai sutinkančios šalys. Tai yra būtina. Pagalvokite apie save. Jei sutinkate su kažkuo savanoriškai, tai reiškia, kad numatėte tam tikrą pagerėjimą, tam tikrą patobulėjimą savo. Žinoma, tai priklauso nuo kiekvieno vertybių, tai nepaneigia altruistinių veiksmų galimybės, bet kažkoks tobulėjimas visada mus veda. Taigi, jei dvi šalys dėl ko nors susitarė, tai reiškia, kad abi jos turėjo tikslą, turėjo omenyje šį patobulinimą. Ir pavyzdžiui, jei batsiuvys keičia savo batus į duoną iš duonos kepėjo, kas atsitiks? Duonoje nepadaugėja kalorijų, žinote, tai vis tiek tas pats duonos gabalėlis, o batai, kuriuos batsiuvys duoda duonos kepėjui, vis dar yra tokio paties dydžio, spalvos ir formos, bet tų dalykų vertė didėja. Duonos kepėjas brangiau vertina batus nei duoną, kurią atiduoda, kitaip jis neįsitrauktų į šiuos mainus. Ir tas pats su batsiuviu. Jis gauna duoną, kurią vertina labiau nei batus. Ir tai reiškia, kad vertė abiem pusėms didėja, bet taip pat didėja bendra vertė. Ir mūsų gerovė, jei matome daug mainų aplink mus, bendra gerovės vertė gali padidėti vien dėl to, kad žmonės sutiko keistis daiktais, kuriuos jie turi. Taigi leiskite darsik man pabrėžti įvairovės vaidmenį. Ir kad dabar galime grįžti prie minėtųjų mitų ir atsakyti į juos paaiškindami, kad jei dvi šalys susitarė keistis dalykais, abi jos turi įsivaizduoti tam tikrą naudą. Žinoma, gali nutikti įvairių dalykų, apie tai kalbėsiu vėliau, bet jie abu turėjo omenyje tam tikrą pagerėjimą. Buvo sukurta abipusė vertė ir padidėjo bendra vertė visuomenėje. Ir kadangi vertė buvo padidinta, tai, žinoma, primena viešpaties ištarą, kai jis išvaro Adomą iš Edeno sodo, kai jis sako, savo veido prakaitu valgysi duoną. Ar tai reiškia, kad galime sukurti tam tikrą pragyvenimą, galime sukurti tam tikrą vertę be prakaito? Taigi, kai dirbau su šiuo straipsniu, šis prakaitas
buvo vienas įdomiausių, įkvepiančių ir naujų dalykų man. Todėl leiskite man pasidalinti juo su jumis. Šimtmečius šis prakaitas buvo suprantamas tiesioginė prasme, nes žmonės turėjo dirbti dirvą, jie turėjo nuimti derlių, jie turėjo kepti duoną. Taigi mes prakaitavome fiziškai. Bet jei per mainų dovaną mes galime padidinti vertę abipusiai, ar tai reiškia, kad mes esame visiškai atleisti nuo prakaito? Mano atsakymas yra toks, kad prakaitas transformuojasi. Prakaitas virsta dvasiniu ir moraliniu prakaitu. Ir štai paradoksalus posūkis. Šie mainai ne tik išlaisvina mus nuo sunkaus triūso, žinoma, mes vis dar turime gaminti daiktus, pripažįstu, bet tai leidžia žmonijai užsidirbti pragyvenimui, nenaudojant jėgos, nenaudojant apgaulės, kuri šimtmečius buvo pagrindinė žaidimo taisyklė. Kai kokiame kaime trūko atsargų, jie užkariaudavo kitą kaimą tik tam, kad paimtų viską iš jų sandėlių, atvežtų moteris, vaikus. Buvo vergovė, feodalizmas. Ir taip galia prieš teisę buvo žaidimo taisyklė daugybę amžių. Mainais Dievas moko mus sutikti, o ne naudoti jėgą ar apgaulę. Dievas moko žmoniją taikiai sugyventi. Ir žinoma, tai sukuria daug iššūkių. Kai ruošiausi šiam pranešimui, maniau, akimirka, kaip matome, kad mainais sukuriame vertybę, tai atrodo kaip stebuklas. Tai prieštarauja intuicijai. Todėl daugeliui žmonių, net ir ekonominėje srityje, manau, kad tai nėra kažkas, ką jie priimtų natūraliai. O kai pamatome kažką beveik stebuklingo, galime pasakyti, žinai, tai keista. Bet taip pat galime sakyti, argi tai nėra Dievo gailestingumo ženklas? Nes per mainus, per sutikimą, per abipusiškumą ir abipusį sutarimą žmonija mokoma nepriklausyti nuo valdžios, nepriklausyti nuo pavergimo, nepriklausyti nuo apgaulės ir sukčiavimo. Ir man tai yra tikrai labai galinga Dievo gailestingumo sėkla. Bet žinoma, visi matome, kad žmonės to nepriima. Kodėl? Vėlgi, per šimtmečius žmonės gyveno pagal šį grobuonišką ar aukos mentalitetą. Grobuoniškas mentalitetas atsisako abipusiškumo, o aukos mentalitetas atsisako valios. Todėl žmonės vis dar tiki, kad mainai yra nulinės sumos žaidimas. Ir jei jie taip tiki, jie iš tikrųjų eina į kiekvienus mainus kaip į kovą. Ir jei jie eina į kovą, žinoma, jie gali atidėti moralinės taisyklės į šalį ir jie gali jas pažeisti. Taigi mes visi turime daug žaizdų, daug nesąžiningumo patirčių. Bet taip pat, jei žmonės tiki, kad kažkas yra moraliai blogis, bet vis tiek turi į tai įsitraukti kasdien, ir mes visi turime dalyvauti mainuose savo kasdienėme gyvenime, tai reikštų, kad mes duodame sutikimą kažkam, kas yra moraliai neprimtina. Todėl supratimas čia tampa labai svarbus. Nes nuo supratimo prasideda galimybė praktikuoti moralinės normas kiekvienuose ekonominiuose mainuose.
Dar viena silpnybė, dėl kurios nesugebame priimti Dievo gailestingumo ekonominę gyvenime, yra gerai žinomas principas iš Biblijos, kai mes matome šapelį kito akyje ir praleidžiame rastą savojoje. Todėl labai dažnai mes labai gerai žinome savo interesus mainuose, bet mes nepaisome kitos pusės interesų. Ir mes neatsižvelgiame į tai, kad kita pusė taip pat nori laimėti taip gerai kaip ir mes. Ir svarbiausia, kad stygiaus ir trūkumo tyrimai leidžia mums pamatyti, kad pradžioje žmonės mano, kad šie mainai palengvins visą jų stoką. Bet kadangi stoka yra vienas iš pagrindinių elementų, jos negalima visiškai pašalinti iš mūsų gyvenimo. Taip pat gali atsitikti taip, kad po mainų mes jaučiame nepatogumą, nes stoka, nepatogumas vis dar mus supa, žinote. Ji nebuvo visiškai pašalinta. Ir todėl žmogus gali manyti, kad mainai buvo neteisingi. Taigi mes sumaišome struktūrinę priežastį su emocinė ar moralinė priežastimi. Ir dažnai galime jausti, kad mainai nebuvo sąžiningi, nors kita pusė gali jaustis taip pat, nes kitos pusės stoka, nepatogumas, taipogi vis tiek išliko po mainų. Taigi visa tai veda mane prie sprendimo, kurį radau senovės graikų termine katalaksis. Klasikinėje vartosenoje veiksmažodis katalaso reiškia ne tik keistis, bet ir susitaikyti, priimti į bendruomenę ir net pripažinti priešą draugų. O apaštalas Paulius naudoja daiktavardžio formą katalagė, apibūdindamas žmonijos susitaikymą su Dievu per Kristų. Įdomu tai, kad XIX amžiuje arkivyskupas Richardas Whately, o vėliau Nobelio premijos laureatas Friedrichas von Hayekas nukaldino katalaksį kaip apibūdinančią spontanišką ekonomikos tvarką. Hayekas primygtinai tvirtino, kad ekonomija, žyminti, kad namų ūkio valdymą neapibūdina ekonomikos tokios, kokia ji yra. Nes namų ūkyje mes turime tuos pačius interesus, o rinkoje mes turime skirtingus ir net priešingus interesus. Todėl jis primygtinai tvirtino, kad susitaikymas, šis katalaksija, yra daug artimesnė prasmė nei ekonomija apibūdinti tai, ką mes visi darome mainus rinkoje. Taigi katalaksis paaiškina susitaikymą savotišku būdu, nes dvi šalys vėl yra atvestos į momentinę mainų lygybę. Ir jų įvairovė yra priežastis, dėl kurios jos yra atvestos į šią gražią lygybę. Todėl jos yra susitaikiusios ir jų laisvės niekada nėra absoliučios, mes žinome, bet vis tiek jos yra susitaikiusios. Ir šiandien noriu pasidalinti su jumis dar gilesniu susitaikymo sluoksniu, paremtu tuo, ką sakiau apie žmonijos Dievo gailestingumo nepriėmimą, apie nepilną moralės praktikavimą mainuose. Tai reiškia, kad mums vėl ir vėl eiti į naujus mainus reiškia atleisti ir susitaikyti su visomis tomis žaizdomis, kurias tikriausiai turime, tikromis žaizdomis, o gal įsivaizduojamomis žaizdomis dėl mūsų pačių aklumo. Taigi tai reiškia susitaikyti. Ir kaip sakė motina Teresė, žinote, kad galite būti daug kartų nuslopinti, bet vis tiek reikia pasitikėti, tikėti. Pasitikėjimas čia yra svarbus žodis. Pasitikiu tavimi. Todėl turime vėl ir vėl susitaikyti. Ir čia mums į pagalbą ateina Viešpaties malda, nes galime išplėsti
skolininkų, kuriems turime atleisti nusižengimus ratą. Šią sritį išplečia visos mūsų ekonominės šalys, su kuriomis palaikome santykius, mūsų darbdaviai, darbuotojai, žmonės, iš kurių perkame maisto produktus, kavą, žmonės, ant kurių nuolat murmame, kad jie parduoda per brangiai. Mes taip pat norime parduoti brangiai ir pirkti pigiai. Todėl tai padidina mūsų atleidimo apimtį. Ir dėl to tai gali atnešti daugiau ramybės į mūsų širdis. Taigi, apibendrinant, šis susitaikymas yra transformuojantis. Ir mūsų prakaitas dabar gali pasikeisti iš fizinio į dvasinės ir moralinės pastangas. Ir mums reikia stengtis, kad įgytume šį supratimą ir išmoktume sąmoningai veikti abipusiškai. Stengtis gyventi taikoje tiek su savimi, tiek su artimu. Ir toks supratimas leidžia mums gauti dovaną, kuri palaiko žmogaus gyvybę taikaus bendradarbiavimo metu, nenaudojant jėgos. Ir ši ilga kelionė nuo klausyklų iki rinkos dabar grąžina mus prie to paties slėpinio. Ir mes, žmonės, mums reikia. Mes stokojame. Ir Dievas žino mūsų būseną. Susitinkame mainų lauke, kad tarnautume vienas kitam, vienas kitos stokai. Aš praleidau tą gražią mintį, kad mes galime laimėti mainuose tik, jei tarnaujame kitam asmeniui. Jei kitas asmuo taip pat gali laimėti per mainus, todėl mes susitinkame šiame abipusiškume, tarnaudami vienas kitam, mes užbaigiame save per šią tarnystę ir per šį abipusiškumą. Ir galbūt pats žemiškiausias ir pasaulietiškiausias iš visų veiksmų gali tyliai grįžti prie savo šaltinio, būti gyvų gailestingumo ženklų, palaikančių kūrinyje. Ir kai jį priimame, galime įgyti ramybę ir dėkingumą, tapti dėkingi ir gailestingi kitiems, sau ir priimti viešpaties gailestingumą. Labai ačiū.